Agnetė sakė, papasakot, ką nors. Gal mes šiek tiek jau pradėsim, aktorės vis tiek jau girdėjusios tą informaciją, kurią pasakysiu. Tai mes nusprendėm šitą pokalbį daryti be moderatorių, o kūrybinės komandos visi nariai. Tai pristatysiu, renkasi po truputį. Tai yra kostiumų dailininkė Liucija Kvašytė. Video menininkas, operatorius Eitvydas Doškus, choreografė Agnetė Lisičkinaitė. Aš esu spektaklio dramaturgija ir režisierė Laura Kutkaitė. Ir taip pat jau mus šitoms premjeroms yra palikę, bet kompozitorius yra Arturas Bumšteinas, kuris sukūrė tas dainelės, kurios jums dabar skambės 10 dienų tikriausiai mintise. Scenografė Paulina Turauskaitė, galbūt irgi vėliau prisijungs. Ir aktorės gal ateis ir prisistatys, tik Eglės Jackaitės nebus, turėjo išskubėti ne į laiškų džiazą, bet į kitą, žodžiu, renginį. Dainius. Iš esu dailininkas, Dainius Urbonis. Ir titrų autorius laiškų, grafikas Jurgis Griškevičius. Tai trumpai pradėsiu nuo to, kaip atsirado mintis statyti šitą kūrinį. Ne visiškai gal organiškai atsirado pati Milenos idėja. Norėjau jau kelis metus statyti Kafką. Bet kadangi pradėjau gilintis labiau jo kūrybą, atradau ir laiškus, tų laiškų yra ne vienai moteriai iš tiesų, aš savo ruožtų išsirinkau, kuri man buvo įdomiausia ir tokia galbūt artimiausia man pačiai, nes visuomet ieškau tam tikro artumo su kūriniu, kurį statai. Atradau Franco Kafkos laiškai Milenai, bet tai netgi, nežinau kiek žinoma, bet tai net nėra toks kūrinys, kurį jis parašė. Kad parašytų, va čia yra jo knyga Laiškai Milenai. Žodžiu, tai buvo surinkta, išleista jau po abiejų mirties, be jų sutikimo, kaip dažnai būna, kad žodžiu, kažkas nusprendžia, kad tai yra vis tiek verta kažkaip viešinti, nors tai yra visiškai asmeninis dalykas. Tai va, radau tos laiškus Milenai, jų nėra į lietuvių kalbą išversta, galbūt su laiku bus išversta, nes dažnai tai būna, kad kažkoks kūrinys duoda paskatą, po to vertimui atsirasti. Čia trumpai sustosiu, tai mūsų aktorės. Tai Samanta Pinaitytė, Digna Kulionytė, Toma Gailiūtė ir importinė aktorė Aistė Zabotkaitė. Ir Alius Veverskis, kuris buvo mano kaip režisierės ir dramaturgijai asistentas. Be šito žmogaus nieko nebūtų buvę. Gal ir teatro sugriūtų, drįsčiau ir taip pasakyti. Žodžiu, kur aš sustojau? Kad radau laiškus Milenai, pradėjau skaityti, skaičiau jos anglų kalba. Ir iš tiesų tai kilo toks pyktis. Šiaip dažnai pas mane kūryboje yra, kad pyktis būna kažkokia pirminė emocija, kuri pagauna, arba kažkoks neteisybės jausmas ir panašiai. Tai kilo tam tikras pyktis tokio santykio, kuris visų pirma tai labai įdomu, kad tai yra laiškais. Susitiko 2 kartus, bet 2 kartus susitiko tik sakykime, per tą jau tokį intimesnį jų santykį. Šiaip po to vėliau išliko draugais. Bent jau tai prašo, mes nežinom. Ir pagalvojau, kad
būtent tas dalykas, kad yra Kafkos laiškai, o nėra Milenos laiškų, kad tai, grubiai tariant, yra tiesiog laiškų tyla, man pasirodė pats įdomiausias dalykas kurti spektakliui, nes tai gali atverti, kai mes nežinom, kaip ten buvo, tai mums gali atverti tiesiog visus įmanomus kelius, atverti aikštelę žaidimui, vaizduotėjai. Ir galbūt čia dabar taip protingai pakreipsiu kam nors kitam klausimą, būtent apie tą žaidelę aikštimui. Žaidimui aikštelę. Galbūt užduosiu iš karto kuriai nors iš aktorių klausimą. Gal kursiokiai savo buvusiai? Dignai, mes kartu studijavom, buvom kursiokės. Šiek tiek galbūt papasakoti apie kūrybinį procesą, koks jis buvo, apie tą laboratoriją, kaip aš vadinu, kuo tai galbūt skiriasi nuo kitų procesų, kai yra iš karto atnešamas tekstas, atnešama pjesė, vyksta prie stalo labai ilgas procesas. Prašau. Labas vakaras. Taip, tai šis procesas, ši laboratorija prasidėjo nuo to, kad mes pradėjom skaitinėti laiškus, kurie jau buvo tam tikri atrinkti, jau išfiltruota tam tikra medžiaga buvo Lauros jau atnešta. Tai mes pradėjom nuo skaitimų, tada kėlėme klausimus, kiekviena asmeniškai iš aktorių, tiek kiek kilo, tiek rašėm, klausėm ir atsispirinėjom tiek nuo tų laiškų, tiek nuo tų iškeltų klausimų. Taip pat ėmėme įvairias kokybės. Tarkim, turėjom tokius didžiulius lapus kamerinėje ir mažojoje salėje repeticijų metu, kur buvom susirašę kokybės. Balso, judesio kokybės, kaip galima judėti. Taip pat buvo, balsas, garsas tas pats, jo, žodžiu, įvairias veikimo kokybės, taip pavadinčiau. Ir tuo principu rinkdavomės, tarkim, temą, klausimą, laišką, tokiu principu eidavome ir kurdavome per dieną kokius, nežinau, 10, 5 eskizus, 7, kartais po 1, kartais po 2, kartais po 3, po 4. Ir tas atsispyrimas į eskizus būdavo labai labai įvairus. Kartais Laura mus dažnai nustebindavo, kartais dažnai nustebindavo ir ateidavo jau paruošusi dar kitokį principą prieimą, kad atsispirinėtumėm į tuos eskizus. Tai, ką jūs matėt, tai aisbergo viršūnė, aš pavadinčiau, nes kai mes prisiminėm viso proceso pabaigoje, kiek daug medžiagos buvo sukurta, nes Alius viską turėjo nufilmuoti, ką mes ten prikūrėm, tai daug vandens nutekėjo. Ir čia liko tokia aisbergo viršūnė ir man labai labai smagu, kad jeigu ne šitos 6 Milenos, jeigu ne Agnietė, jeigu ne Liucija, jeigu ne Eitvydas, jeigu ne Laura, šitas pakeitus nors vieną komponentą, spektaklis galėtų nukrypti visai arba dar kitur, dar kitaip. Tai yra tikrai mūsų sudėtas toks bendras reikalas sukomponuotas ir sukurtas. Aš gal pridursiu, kad taip, man yra labai svarbu neteiti su 100% įsivaizdavimu ir žinojimu, kaip viskas bus, nes aš vieną kartą pabandžiau taip daryti, kad yra pjesė, aš žinau, kad darysiu taip ir taip. Buvo labai kankinantis etapas, tiesiog labai neįdomu buvo taip kurti, kai esi tik tai, tam tikrą prasme, tik tai vertėjas literatūrinio teksto ant scenos. Tai man įdomesnė yra ta bendra kūryba tokia ir kai susitinki su aktoriam, tikrai yra labai daug jų pačių šitam spektaklį. Ir principas, kuriuo dirbom, tai jau daug kur esu minėjus, bet mane labiausiai domina asociacijos. Man iš esmės kūryba ir yra apie tai, kokios kyla kam asociacijos, palikti kuo daugiau atvirų
kelių ir žiūrovui, kad gali kilti skirtingos asociacijos, kažkam bus apie tai spektaklis, kažkam apie tai, man tai yra 100 kartų geriau negu kažkoks vienintelis teisingas kelias, arba dėl to nemėgstu kartais užmesti iš anksto per visokius interviu ir panašiai, bet tenka tai daryti kažkokį filtrą, per kurį vieną tokį žiūrėtų žiūrovas spektaklį. Tai va, Digna, galbūt tu turi klausimą kam nors kitam? Gerai. Taip. Aš gal norėčiau paklausti Aliaus. Tarp viso to, kiek tu darei, kas tau labiausiai, kaip čia pasakyti, kėlė, aš bandau kažkaip kitaip pakreipti, nes pozityvo truputėlį, kas gal buvo, ką žinau, kaip čia pasakyti, daugiausia tau tokio sportinio intereso tavo profesijoje, aš žinau, tuoj paaiškinsiu, aš žinau, kad režisieriaus asistentai daro viską, nu taip viską. Reikia kažko aliau, reikia kažko vėl aliau ir tai taip vat iš proceso į procesą, bet kas tau galbūt, ar šiame procese buvo kažkas naujo, kuom tu papildyt gali savo režisieriaus asistento kraitelę, arba kas galbūt tave labiausiai masino, tas toksai tavo specialybinis sportinis interesas, kur labiausiai augo? Tikiuosi, aiškiai čia. Man atrodė įdomiausia stebėti, kaip realiai visiškai palaido balą, kuri dar prieš savaitę atrodė toks, taip biški menas, kaip mes kartais sakom. Ir, nes, pradžiai tų video, apie ką pasakojo Digna, yra, man atrodo, gerokai virš 200. Ir jie, kiekvienas paskirai neturi meninės vertės jokios. Ten kažkas... Ne, kaip dokumentika, tai fantastika, bet šiaip ten žiūrėti kaip, žodžiu. Tai ir jų buvo 100 ir man buvo labai, kaip įdomu, kaip režisierė turi akį, pavadinkim, ir gali projektuoti kameriniai saliai paprastai baltoj darbiniai šviesoj, 5 minučių etiudai ir iš jo pamatyti ten, kad tos 30 sekundžių arba ta idėja, ką sugalvoja Digna parodyti judesiu, taip, kad tai, turi didelę perspektyvą tipo spektaklį ir matyti, kaip iš tų dėmenų jį paskui sudėlioja. Nes ten gal kažkas aiškiau, kaip pavyzdžiui, Agnietė pradeda dirbti ir ta šokio kompozicija, iš karto matosi, kad ji jau yra kompozicija, tau gal taip truputį neaišku visumoje, kaip tai atrodys, bet tai gal šitas tiesiog stebėjimas, kaip iš tokios visiškai tokių etiudų, kratinių, kažkokių laiškų, laiškelių, šposelių, tokių bairiukų, kaip paskui vienu momentu net taip nepastebimai, taip vieną savaitę kaip ir nieko nėra, dar taip plius minus kažkaip... Ir kitą savaitę, tipo, kaip, jo, tai ir sakau, ir tada tas kokybinis šuolis, kur per 3 dienas, tipo, staiga, tipo, žiūrėkit, jau yra spektaklis. Tai šitas. Aš pamoderuosiu. Tai Aliu, užsiminė ir apie judesį, ar ne, galbūt tu užduotum klausimą Agnietei. Tu aš biškai kaip čia, 10... La, 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 la. Tai turbūt, gal kažkaip taip išsuksiu. Nes čia man prie to paties. Kokia inspiracija Agnietės, aš kaip ir maždaug žinau, bet gal Agnietė galėtų praplėsti, nes manau, kad klausytojams čia dabar reikia sakyti, gal įdomu. Ačiū. Visam spektaklio tam kontekste, kai aš matau tą judesį, man visiškai yra, tipo, aišku, suprantama, ką jisai, kokiais funkciją atlieka, ką jisai byloja, kokias prasmes tipo kelia, bet kaip čia, kaip nuo pat pradžių, tai, numatyti, kaip matyti, kad jisai finale būtent,
tai yra tai, o ne, nu, kodėl mes nepritupimus darom, o darom va taip. Darom pritapimus, jo. Tai iš tikrųjų visas choreografijos kūrimas prasidėjo nuo to, kad tai be abejonės pokalbis su režisierė ir Laura man davė tam tikrus kodus. Pats pirminis kodas, kurį man davė gal, nežinau, vasario mėnesį dar, buvo plačiai atvertos rankos, kurias turbūt tikrai matėte spektaklyje, šitą poziciją. Ir davė tokią nuorodą, kad būtų visai smagu panaudoti laikmečio, kuriame Milena gyveno, kažkokias tai nuorodas. Tai jo, nuo jų mes irgi skiriamės nuo tam, buvo toks šokis šemšemas, tai iš jo gimė tie vaikščiojimai, tos kojytės. Bet tada aš pradėjau tyrinėti, man norėjosi tą laikmetį kažkaip kitaip atrakinti. Ir aš radau tokį įdomų dalyką kaip Sokolovo judėjimą, kuris buvo labai paplitęs Čekijoje, o vėliau ir visur kitur. Tai tokia filosofinė gimnastika, kuri buvo labai tokia inovatyvi ir kaip rašė į užsiėmimus leisdavo prisijungti net moterims. Tai žodžiu, jie buvo labai progresyvūs. Tai va, ir aš prisieškojau labai daug nuotraukų internete ir tai ir tapo tokiu ašim. Ir tada tai labai natūraliai klojosi su Vokietija, su kažkokiu, nu žodžiu, viskas pasipynė. Ir kartu, kaip ir Laura sako, norėjusi palikti vietos tą inspiracijai. Pavyzdžiui, kankinimo solo yra visiška Samantos autorinė teisė judesi. Visi jų solo buvo sukurti per vieną mūsų vakarėlį paplūdimyje. Aš tiesiog visas jas pafilmavau slapta ir vėliau tie solo nugulė į spektaklį. Žodžiu, tai kad tu leidi tam kūriniui ateiti, tai choreografijai lygiai taip pat. Ir kad tos plačiai atvertos rankos, nenoriu sakyti šito žodžio, bet pasakysiu, gal išsigimė, į kitus tam tikrus dalykus, kad iš pradžių yra tiesiog plačiai atvertos rankos, nes taip vienam laiške Kafka rašo, kad susapnavo Mileną plačiai atvertomis rankomis ir panašiai. Tai galvojau, gerai, šitas yra pirma fizinė kokybė, bet jinai tada eina ir į tą gimnastiką Vokietijos, nesakysiu ką, ir į kankinimo. Ir tas pats kankinimo piešinys, kurį irgi radom, kurį siuntė Milenai, labai tos pačios rankos, tik šiek tiek aukščiau pakeltos, bet vis dar plačiai atvertos rankos. Ir tas baisu, kad plačiai atvertos rankos yra ir eiti į apsikabinimą ir būti nukankintam. Ja. Jo, tai aš gal norėčiau užduoti klausimą Liucijai, kostiumų dailininkiai, apie tą santykį tarp juodo ir žalio, apie susijungimą šios dienos ir tų laikų. Tai už tą juodą ir žalį aš noriu padėkoti Paulinai, scenografijai spektaklio, nes kai mes susitikom dar pradiniai stadijoje šnekėtis su komanda apie visą konceptą ir medžiagą, tai Paulina labai aiškiai žinojo kažkaip jau tos spalvins kodus, sakyčiau, tuo metu aš pasijutau, kad aš esu labai behind, kad ne jau labai pasiruošęs, jau labai žino, kas čia bus ir panašiai. Ir buvo tas juoda erdvė, ten šviestuvai, ten nusileidžia žalia šviesa, kažką ir man iš tikrųjų pats laikmetis tarsi diktavo kažkokį sufražiščių vėliavoje dominuojančio žalios ir violetinės spalvos tą kodą. Bet pagalvojau, gerai, tegu būna tai juoda ir žalia ir man atrodo, kad paskui jau einant laikui, kai Eitvydas filmavo tuos video ir jie buvo nuspręsta, kad bus juodai balti, man atrodo, kad tie kostiumai juodai žali, jie irgi tarsi patapo tokie bespalviai, nes tam tikrą prasme žalia spalva kažkada tiesiog patampa, nežinau, kaip šviesos rautu, patampa tokia bespalvė. Ir kalbant apie tą įtaką laikmečio, tai man kaip vizualaus meno atstoviai, tokiai, kuri turi pateikti tą kažkokį kūną ir kurio tam kūno sukūrimui reikia fiziškai laiko, nes mes pradėjom dirbti prieš tų kostiumų balandžio mėnesį, tai kadangi nebuvo tokios aiškios medžiagos, kažkokio siužeto, prie kurio aš galiu rištis, žinau tik tiek, jo Agnietė labai, kaip pasakyti, jos choreografuojamas judesys, jisai yra labai platus, jo amplitudė yra labai plati, vadinasi, jog
Greičiausiai iš kostiumo bus pareikalauta labai didelės plastikos, labai didelės laisvės ir panašiai. Ir aš rėmiausi taip 20-25 metų kostiumu, tai ir perukai, kuriuos matote, jie yra interpretacija 20 metų, kada moteris tarsi patyrė kažkokį pradžią intelektualinio išsilaisvinimo, ir 60 metų, kas yra seksualinės revoliucijos, toksai kaip data įamžinimas, sakykim, tai ir tie perukai varijuoja tarp tokios 20 metams būdingos mažos galvos, kai moteris rengėsi taip labai berniukiškai, ir tarp tokios jau geros namų šeimininkės, paklūstančios, tokių išpuoselėtų, išpurentų plaukų, truputėlį su tokiu gal netgi kažkokiu barbišku atspalviu. Tai taip, tai iš tikrųjų daug kažkokių tų dalykų, tų temų ir kostiumo istorijos tų elementų yra šitose įvaizdžiuose, bet aš labai džiaugiuosi, jog iš tikrųjų, dirbant su šita komanda, tikrai mes turėjom labai didelį susiklausimą. Ačiū Agnietei, kuri tiesiog tikrai pakentė mano norą, siaurų sijonų ir visą kitą. Ir aš tik įsiterpsiu, aš visiškai nesenai nerašiau savo telefone ir yra video, kur aš filmuoju aktorės kažką darančias ir užkadrinis mano balsas, o Dieve, Liucija mane nužudys už šitą judesį. Jo, nu tiesiog, kad iš tikrųjų ir nežinau, ir atsirado, pavyzdžiui, tarkim, Dignos ta scena, kur jinai priešais po to interviu apie meilę, jinai tuomet šoka ir aš tiesiog tas sijonas, kai jis buvo sugalvotas ir pradėtas siūti, nebuvo aišku, kad čia jie atliks tai tokius judesius ir tai yra pats dėkingiausias rūbas turbūt tokiam šokiui. Tada, nežinau, video mes matom tą vandenį, kuris blizga ir visiškai kaip tie žvyneliai. Na, žodžiu, kad yra labai daug tokių linkų, kurie įvyksta tada, kada turi įvykti, tu jų nenumatysi. Ir tas yra kažkaip labai gražu. Man atrodo, kad tikrai tas toksai komandinis susiklausimas, kur kažkas nusileidžia su savo ambicijom tam, kad kažkieno kito kažkokie norai pasiteisintų, čia tiesiog aš labai dėkingas už tai. Galbūt klausimą tu, kam nors iš mūsų. Gerai, tai aš Eitvidui noriu užduoti klausimą. Tai apie video, aišku, šnekėsim, tai man įdomu, kaip tu, tiesiog, kadangi mes filmavome ir laive, ir gamtoje, ir tose abiejose fonuose, viename tokiam labiau urbanistiniam, kitam tokiam natūraliam, atsiranda moteris kaip kažkoks objektas, ar ne, kaip objektas, kurį tu turi užfiksuoti kameroj. Bet aš matau ir tai, kad gamtos, ypatingai fiksavime, ten yra tokio labai gražaus objektivizavimo, bet tokio visiškai, tokio nekapitalistinio. Ne tai, kad nežiūrim į gamtą kaip į kažką, iš ko mes galim kažką pasiimti, bet jis toks labai kažkoks romantizuotas, poetinis toksai. Jo, jis toks kažkoks toksai kaip sustojęs momente, kaip užfiksuotas kažkoks choreografinis judesys. Tai nežinau, kokia tavo patirtis, tiesiog dirbant prie va tokių objektų fiksavimo? Man patinka filmuoti peizažus. Norėčiau kiekvieną rytą atsikėlęs po peizažą, kokią nors nufilmuoti. Tai pradėjo dieną. Tai ir šiaip patinka fiksuoti gamtą. Tai taip, čia gal toks vienas įdomesnių dalykų. O su Laura, kai pradėjom filmuoti, daug kalbėjom apie tai, kad ką galima į teatrą atnešti, ko šiaip nebūtų sudėtinga padaryti. Tai pavyzdžiui, mišką būtų sunku atnešti, ne? Arba stambius planus, ko nėra visai teatre. Tai va taip. Taip, tai gal tik pridursiu, kad vaizdai, kuriuos mato, gal tu gali tiesiog trumpai dar pasakyti apie lokacijas konkrečias, kuriuose filmavom, važiavom ieškoti ir kaip po to jų negalėjom rasti, nes vasara ir auga žolė. Tai va čia buvo atradimas, aš pats Juodkrantėj daug laiko praleidęs, bet nežinojau, kad yra tokia nuostabia sengirė ten. Ir man toks kolega papasakojo apie ją ir su Laura važiavom vieną dieną ir pradėjom skautinti. Ir wow, buvo, nerealu, negalvojau, kad tikrai toksai gražus miškas yra. Vaikščiom, ten rinkomės vietas,
aišku, po kažkiek laiko viskas pasikeitė, nes filmavom gal po 2 mėnesių. Ir po to netradom tų vietų kažkaip, bet ten tiek visko daug ir skirtingo, kad tiesiog galėjom arba tą pasirinkti, arba tą pasirinkti. Tai eidami jau, kai pavargom eit, sustojom, gal čia tada filmuojam. Tai va, o dar buvo sudėtingumų, kad mes pradžiai viską nusifilmavom, buvom pasidarę tokį testinį filmavimą. Tai principė viskas jau buvo kaip ir nufilmuota ir paskui sudėtingiausia dalis kažkaip kaip ir pasitvirtinom, kad viskas tinka ir tada reikėjo viską atkartoti. O miške atkartoti tą patį kadrą, tai ta prasme, wow, tai yra atrasti tą pačią vietą, tai kaip tai žiūri pagal medžių perspektyvas, kažkaip ten iš kitų kadrų, tai čia buvo gal vienas tokių sudėtingesnių momentų. Mes ieškojom nuotraukų, kažkaip Laura ieškojo nuotraukų, kur Liucija fotografavo Eitvydą, kad mes suprastumėm, kur stovėti Eitvidui, kad atkartot tą kadrą. Bet ir laive buvo kuriozų, kur atėjom ir kažkaip... Kelte. Jo, kur atėjom, žiūriu, laivas visai kitoj vietoj stovi, tai kaip ir fonas pasikeitęs. Nors, sakau, čia visai kitas keltas. Ir kad dabar paskutinį kartą, kai filmavom, kad mums pasakė, jūs tik nekreipkite dėmesio, čia tą ir tą valandą turės apsisukti keltas. Ir mes filmuojam ir jaučiam, kad taip sukame. Taip. Eitvidai, gal aktoriai klausimą turi? Gerai, tai Aistės, paklausiu apie įspūdžius iš filmavimo. Ir žinai, kas buvo sunku, kas buvo gal lengviau, nes ten buvo, manau, tokių sudėtingų momentų, kur reikėdavo ilgą laiką išbūti, nejudant ir taip toliau. Gal plačiau papasakosiu. Man gal įdomiausia buvo pati struktūra, kaip mes sukūrėm šitą filmą, kad mes stovėjom statiškai, o laikas ėjo ir medžiai, pavyzdžiui, linguoja, vanduo raibuliuoja, o mes stovim atvirukuose. Tai pirmą kartą buvau susidūrus su tokia kompozicija ir tokiu filmavimu, kad tu turi, net kamera juda, o tu nejudi. Kad aplinkui tave, juda vaizdas, bet tu tarsi statikoje. Tai pirmą kartą tokią matyti turėjau patirtį. Ir mes šiaip prieš filmavimus nedaug žinojom aktorės. Mes šiaip nedaug žinojom iki pat galo. Paskui jau mums taip, čia gal tas, jo. Tai buvo susitarę, jūs buvot susitarę, Agnietė, Laura, Eitvydas buvo susitarę, kas ten bus. Mes tai varėm, sakėm, nežinau, būsim laive, ten tikriausiai plauksim kažką, ten Milena bus laive. Paskui miške, ten tikriausiai nežinau, gal mes ten vaikščiosim. Ir buvo visai kitaip. Ir dar buvo labai įdomu, jautėsi labai, kiek gimė tam pačiam miške, ko, man atrodo, nebuvo atsinešę Laura, Eitvydas ir Agnietė į tą mišką. Reikėjo mums verstis nuo kalno visom ir griūti. Buvo labai smagu, kai paskui ten, kur mes šokam, tai mes tai ten ant muzikos šokam. Miške. Didžiai nevykėlė ten grojo. Ir kai ridenomės irgi grojo Didžiai nevykėlė. Paskui aš prašiau, sakau, gal galima kitą muziką. Agnietė sakė, ne. Taip. Jo, ir erkės buvo įdomu, ir uodai, ir su kablais miške eiti, nešėmės ten, jo, ir, tas, kur Samanta stovi man ant pečių, nufilmavo, mes stovėjom ten 2 minutės, man atrodo, ar minutę, 2 minutę, pastatė, pirmiausia, ten, aišku, ten, kaip viskas vyksta, aš atsistoju į poziciją. Samanta nusiema botus ir Agnietė laiko ją, kol jinai nusiminėja botus. Tada Samanta ant manęs lipa. Atsistojom, Agnietė tokia, viskas gerai, palaukit, dabar aš bėgu, nubėga už kameros, tada nufilmuojam ir tada atbėgo Samanta paimti Agnietę ir vos nesusigadino visas filmavimas, nes Agnietė nukelinėjo Samantą ir jos krito tiesiog į pelkę.
Tai Agnietės batai įkrito į pelkę, bet Agnietė išgelbėjo Samantą, nei plunksnelė to purvo nepasiekė, o ten galėjo būti tiesiog, mes ką tik buvom pradėję, buvo pusvalandis nuo filmavimo pradžios, visą dieną mes paskui filmavome iki 9 gal vakaro, būtumėm tiesiog nebeturėję, tiesiog, tai... Jo, tiesiog 1 Milena, buvo 5 Milenos tiesiog paskui jau, jo. Tai visi šitie dalykai buvo įdomus. Ir šiaip kameros žvilgsnis visą laiką labai įdomus. Ir aš jau nuo tada, kai pamačiau Eitvydo filmą, norėjau, kad jisai ir mane pažiūrėtų per kamerą. Tai va, ir pažiūrėjom. Čia labai gera vieta padaryti trumpą reklamą, sakyčiau. Taip. Kurią dieną Eitvydas? 16. 16 dieną Nidoje rodys Eitvydo Doškaus filmą Čia buvo Vilnius. Su gyvu orkestru, taip? Ne orkestru. Su kompozitoriu. Žodžiu, bet labai rekomenduoju. Jo, su gyvu garso takeliu. Labai geras, tikrai, nuvažiuokit. Aiste, gal kolegijai? Klaus. Aha. Aš galiu porą sakinių pasakyti, kol pagalvos. Sakyk, aš galvoju. Tai vat irgi dėl lokacijų, kad tai yra miškas ir laivas. Na, sakykim, laivas, šiaip keltas, didžiulis DFDS keltas. Miškas tai atsirado būtent iš to pirmo jų susitikimo Vienoj. Labai daug jie po to rašė apie tą mišką, vaikščiojimą miške, Vienos miškai, kokie nuostabus ir panašiai. Nu, čia jau drįščiau pasiginčyti, šitą sengirę nuostabesnė. Bet kažkaip norėjusi, kad turėtumėm tą lokaciją, kuri asocijuotųsi su jų tom tobulom dienom. Kur dar buvo ta iliuzija, kad viskas gerai, kad šitas santykis dar gali būti nuostabus. Ne tas antrasis, kai susitiko Gmundė ir tiesiog realybė. Tai jau buvo antrą kartą, kai susitinkė jau realybė. Pirmą kartą dar yra svajonė. O laivas tai iš vienų gražiausių man turbūt žodžių, kai jai rašė Milena, ar tu negirdytų jūros garsų tarp Prahos ir Vienos. Tai man ta jūra tarp Prahos ir Vienos šitų ir apibūdina visą tą santykį šitų dviejų žmonių. Jūra tarp Prahos ir Vienos su nepakeliamai aukštomis bangomis. Ir čia tik mažas dar sutapimas, bet ir tas pats pirmas kūrinys, kurį vertė Milena Kafkai, tai buvo Pražuvėlis, kas pas mus yra, man atrodo, Amerika vadinasi mūsų vertime, kur irgi prasideda nuo plaukimo laivu. Tai va. Aš turiu klausimą, inspiruotą iš klausimo, kurio mūsų klausė interviu, kai mes davėm teatro atstoviai spaudai, ar ne? Davėm interviu ir mūsų klausė, koks tas darbas laboratorijos principų, jisai veikia taip, kad tu pirmiausia, mes dedam visą įmanomą indėlį, kiekviena iš mūsų, ir tuo pačiu dedam su tuo indėliu ir savo kažkokias ekspektacijas, koks bus tas spektaklis, ir kuriam kiekvieną savo, nes labai daug nešam, ir tada galiausiai jisai susimontuoja va toks. Tai aš norėjau Samantos paklausti, apie ką tau labiausiai yra šitas spektaklis. Gerai, kad tokio paklausi, nes iš pradžios galvojau, kad bus kitoks klausimas ir išsigandau, nes galvoju, ko aš tikėjausi, tai aš nieko nežinau. Man apskritai šitas procesas buvo turbūt pirmas toks kitoks apskritai. Aš šiaip esu tokia gan tikslus žmogus, man reikia daug žinoti, daug suprasti, iš anksto žinoti, o pas Laurą apskritai to net nebuvo. Mes pradžioje atrodo nieko nežinojom, tai man reikėjo labai daug individualiai pačiai su savimi dirbti,
kad nesikelti kažkokių papildomų ekspektacijų ar nesusigalvoti savo įsivaizdavimo. Tai aš iš tikrųjų pradžioj labai daug bandžiau klausyti visos komandos, aktorių, partnerių, su kuriuom dirbu, režisierės, choreografės. Ir koks tau klausimas? Kaip? Apie ką? Apie Mileną. Apie Mileną tokią, kokią mes ją matom. Mūsų komanda, kaip ją pamatė. Man apskritai tai procesas, žaidimas, kaip mes žaidėm visos aktorės, perleisdamos Mileną per save. Ir bent jau aš asmeniškai bandžiau įsivaizduoti, ką aš kaip Samanta daryčiau tokioje situacijoje, jeigu būčiau Milenos batuose. Ir tai man yra apie tai, apie ieškojimą, apie stiprybę, apie tikėjimą ir apie meilę. Aš turiu užduoti klausimą. Toma. Tu turi klausimą? Bet tu klaus. Ne, bet jeigu tu turi, man reikia dar pagalvoti. Aš turiu klausimą, man pačiai labai smalsu. Aš norėjau paklausti Lauros, nežinau, gal ir Agnietės, nes aš suprantu, kad jūs abi, žinau, kad Laura gyvai mūsų rinkosi aktorės castingė. Agnietė, žinau, kad gavo filmuotą medžiagą, pasilinksminai tikrai, ką mes ten pridarėm per tas vieną dieną. Tai man tiesiog labai įdomu ir manau mums visom, kokie buvo pas tave, ar kažkokie kriterijai numatyti, ko tu nori, ar tu žinojai iškart, kad tik moteris, tarkim, bus, ar tu žinojai, ar tu turėjai kažkokių kriterijų, ar ten amžius, ar išvaizda, kokios buvo tau reikalingos duotybės ir kaip mes atsiradom šitam procese? Čia tokios panegirikos dabar, ar nenori? Norisi. Gerai, juokauju. Šiaip labai įdomu, aš visiškai tik dabar per tavo klausimą prisiminiau, kad labai seniai aš dar ėjau, geras, kaip Antakalnį miškais vaikščiau su vienu aktorium, kurį vienintelį įsivaizdavau vaidinti Kafką. Ir jisai turėjo kaip tik darbų kitų spektaklių per šitą ir galvoju, ir gerai, ir nebus Kafkas, ir bus dar įdomiau. Ir taurasi galiausiai taip ir atsitiko. Tai man tiesiog labai patinka šitie atsitiktinumai, klaidos, kažką aktorės pasako panašiai ir, ta prasme, tai visada galiausiai yra auksas. Tai realiai mano darbas yra labiau netgi, sakyčiau, pribuvėjos ir pastebėti tam tikrus dalykus. Tai tas pastebėjimas ir castingė, manau, veikia. Gal čia tik verta pasakyti irgi iš anksto, kad Aistė, jau daug kartų kartuojam, kad importinė aktorė reikia pakeisti kažkaip. Tai, žodžiu, yra kviestinė aktorė, su kuria tiesiog aš jau dirbu ne vienam spektaklį ir atsivežiau grinai kaip kūrybinę bendražygę. Tai dabar tai, ką toliau sakysiu, ne visai galioja. O Klaipėdos dramos teatro aktorių atveju šiaip man buvo toksai, kur galvoju, čia turi būti 20 Milenų, nes iš tikrųjų tai buvo labai sunku priimti sprendimą, nes tikrai paliko labai gerą įspūdį, tikrai net ne vien jūs, kurios galiausiai esate šitam spektaklyje. Bet pats atsirinkimo dalykas, tai gerai, vienas kriterijus tikrai yra ir dėl to mes ir judėjom pagal įvairią ir juokingą muziką, nes aš žinau, kad aš tikrai naudosiu, dirbdama su Agniete, daug kūno, daug judesio, tai vadinasi ir ištvermės tam tikrų dalykų reikia. Kartais tą galima tikrai apžaisti, bet žodžiu. Tai šitas gal yra toks vienas iš tokių, kur galiu labai paprastai pasakyti, kad čia tikrai yra toks faktorius. Dar galbūt man visai patinka, bet čia dabar, jeigu daugiau klausys, tai man dabar pradės taip aktoriai daryti per kitus mano castingus. Bet man visai patinka net ir profesijoje, bet ir gyvenime, kai man nebando įsiteikti, kas atrodo yra šiek tiek galbūt eina priešingai negu castingas, ar ne, tai dažnai yra tas toks, aš turiu pasirodyti. Žodžiu, tai kažkaip žiūri, nes tai
kažkiek stresinė situacija, ar ne, nu vieniems daugiau, kitiems mažiau. Tai irgi galbūt parodo, kaip žmogus geba atsipalaiduoti, ar kažkaip savęs, nežinau, per daug, nu nežinau, kaip čia tiksliai pasakyti, bet vis tiek galiausiai viskas susiveda į tai, kad tai yra labai dideliu atveju intuicijos dalykai irgi. Nes tikrai galiu pasakyti, kad buvau, nežinau, ten šviesmečiais iš tikrųjų nustebinta, kaip kitaip aktorės jūs atsiverėt ir kokius savo veidus ir kokį kūrybiškumą ir vaizduotę parodėt palyginus su castingu ir labai įdomu iš tikrųjų, kad tu, Toma, uždavei šitą klausimą, nes čia man labiausiai buvo toksai, kad labai labai įdomu, kaip yra su šitą aktorę. Nes tu man pasirodai tokia rami, o jinai šitus peilius daro dabar. Nu, žodžiu, tai va, tai nežinau, nėra kažkas, tikrai neturiu savo ABCD kaip castinguose, ką darau. Dažnai ir nedarau castingų, jeigu yra, tarkim, tokia galimybė, bet jo, tai tiesiog šiuo atveju tikrai buvo, kad, nu gal taip pasakysiu, tikrai būtų faina sugrįžti ir su dar daugiau šito teatro aktorių padirbti. Taip. Taip. Galbūt trumpai dar pasakysiu apie muziką, kadangi nėra Arturo, kad labai specifinė, ar ne, yra tos visos dainelės ir panašiai. Ir mes pradėjom ieškoti vaikiškų dainelių, skaičiuočių, visiškai tiesiog per YouTube žiūrėjom, ten vokiškas radom tokias, tai įsivaizduokit, kiek, jeigu šitas lietuviškas taip įstringa, tai ką daryt, kai ten įstringa visokie, mutter, švester ir panašiai. Žodžiu, ir manęs kažkaip paklausė vienu metu Arturas, kad pala, bet kodėl mes naudojam šitas dainelės? Jau kai nutarėm, kad naudosim, sako, bet pala, kodėl naudojam? Ir aš pasakiau jam tiesiog, nu čia irgi yra labai toks intuicijos dalykas, bet aš pasakiau jam savo versiją, tai va aš ją galiu pasidalinti, kad man reikėjo kažkokio vaikiško, tokio netgi infantilaus elemento, nes man atrodo, kad viena iš pagrindinių priežasčių, bent jau kaip aš pajaučiau, kodėl šitas santykis iš esmės ir negalėjo išsivystyti ir negalėjo įvykti, tai dėl to, kad kaip ir Milena, kas nuskamba per spektaklį, pasakė, kad aš labai blogai jaučiuosi, bet aš noriu gyvenimo su vaiku, gyvenimo arti žemės. Tai faktas, kad su Kafka susidėjus, Kafka, man atrodo, yra tolygu, nu, nepabijokim ir tai pasakyti, tai buvo žmogus vaikščianti mirtis. Tai su mirtimi vargu ar tu gali gyvybę sukurti, o jinai buvo visiškai priešinga, jinai ir buvo tiesiog gyvybė tame žmoguje, viename žmoguje. Tai va, kas čia dar? O, labai irgi, kadangi toks girdėjo daug visokių, žodžiu, visas muzikinis takelis jis yra padarytas, galbūt kaip tik galės, Toma, tau ir duosiu papasakot, bet tai yra aktorių balsai. Mes sakėm, jeigu mes neturim Milenos balso, tai bent jau visas garsas bus iš mūsų Milenų balsų. Jo, kaip įrašinėt. Jo, Arturas, aš kol išmokau sakyti, kad jis Arturas, ne Artūras. Arturas yra labai labai įdomus žmogus, labai įdomus. Aš tikrai tokių, dar vieną kursioką tokį, Viačeslavą turiu, tai man visai tiktų vienas su kitu. Tarsi jis tikrai labai įdomus. Ir atsimenu, mes išsiskirstėm laiką ir mes žinojom, kad bus iš mūsų balsų kažkokia kuriama muzika, melodija. Kažką buvom girdėję jau pradžioj. Ir labai nekantriai jo laukiam, ir kai jis atvažiavo, mes suskirstėm laiką, ėjom, atsimenu, po vieną, aš dar pikau, nes likau paskutinę, dar turėjau pralaukti. Bet ir visos viena kitos klausėm, ką reikėjo daryti, nes po 1,5 valandos skirtas laikas.
Ir visos atsakė, aš tau geriau nieko nesakysiu, nes ten nėra ką pasiruošti, tiesiog nueik ir daryk. Tai buvo labai įdomu, jis sėdi prie to savo pulto, įrašinėjom, mes jau vakare 8:30, man atrodo, buvo vakaro ir jis tiesiog, žiūrėk ten, va tokia dainelė, paleidžia, kažką, ir dabar tu tiesiog, ir ką nors ten, palelink ką nors ten. Ir aš bandau atsiminti tą melodiją ir kažkaip jaučiu, kad nusidainuoju ir galvoju, ką nors daryk, aš nemoku taip įsiminti, taip išgirdau ir sudainuosiu tau kažką. Ir jis va taip visą 1,5 valandos mes beleką įrašinėjom, tikrai beleką. Aš ten, ką nors dabar gyvūnų, ne, jau katė buvo, viskas, ką nors kitą, kokį nors, jau šiaip visi gyvūnai praėjo ką nors kitą. Ir tiek mes prikvailiuojam, aš dar atsimenu vaikišką raciją atsinešę savo sūnaus, sako, panaudosiu dar ir šitą gavo sūnus per gimtadienį, niekur ne. Turėjo padovanoti sūnus, bet neišėjo į tą gimtadienį, liko jiem. Ir sako, panaudokim, tu iki koridorių, aš tau ten pašauksiu ir tu kažką ten irgi tiesiog kažką padaryk. Tai, žodžiu, buvo tikrai įdomus procesas labai su Artūru. Artūru. Ir Tomas yra garsusis mūsų šokis. Tai, ten akivaizdu, kaip aš nusidainuoju, nes visai ne ta melodija, bet aš suprantu, jam tiko ir labai gerai. Į Spotify dabar įkelt ir turėsiu savo hitą. Tai va tiek apie Artūrą. Gerai, ir tik gal trumpai dar apie scenografiją už Pauliną. Tai Paulina Turauskaitė yra scenografė ir mes jau ne pirmą kartą irgi kartu dirbam. Ir kažkaip gal net ir visai nebyliai kažkurio metu sutarėm, kad mums tinka, kad yra minimaliai visko scenoje, nes iš esmės sceną užimti turi aktoriai su savo kūnais ir apgyvendinti ir visada kuo mažiau rekvizitų, tuo geriau, nors toj laboratorijai tai mes visko pritempiam, net kas galėtų netikti, žodžiu, visokių ten dalgių beleko, žodžiu. Pakaba. Ir ta pakaba apskritai atsirado dėl to, kad aktorė Justina Vanžadytė darė, aš daviau visoms aktoriams užduoti padaryti stand-upą, tai žiauriai gerų video galim iš tikrųjų paleisti YouTube už 5 eurus. Žodžiu, jinai darė stand-upą ir kažkaip su ta pakaba masavo ir tiesiog labai yra man visada gražu, kaip tie dalykai, kurie taip atsitiktinai tarytum užgimsta pirmomis tik tai savaitėmis, jie vis tiek randa kelią gyventi rezultate, ne tiesioginį kažkokį, bet jie tą kelią randa. Tai va, mes turbūt visi pasisakėm, ar ne? Tai galbūt čia yra tas laikas, kai galim sakyti gerbiami žiūrovai. Ar jūs turite kokių klausimų, mes mielai, arba nemielai, bet į juos atsakysim. Aš turiu klausimą, daug kas iš jūsų minėjot patį žaidimą, tiek kūryboje, tiek ir to, kol gimsta spektaklis. Ką jums patiems reiškia tas žaidimas kūryboje, kaip jis jums atsispindi, nes tai yra vis tiek, pripažinkim, tiek teatras, tiek žaidimas, jie kaip yra panašus patys iš savęs, jeigu jums žaidimą kaip vaikas žaidžia, ne? Tai kas jums yra toje kūryboje žaidimas? Čia visiems, tiek aktoriai, tiek kūrybiniai komandai, kas jums asmeniškai yra žaidimas, kaip kuriant? Aš gal norėčiau atsakyti. Gal pastebėjot, Toma turėjo tokį kostiumą, kur buvo tas Lekoste krokodiliukas prisiūtas. Atsimenu, kad siuvyklai mes ten su Loreta ir Alvydu dėliojam ten tą kostiumą. Įeina Aurimas Cibulskas, kuris yra pastatyminės dalies vedėjas ir sako, ko mes čia užsiimam? Padėlkas kažkokias čia darom ar ką. Tai man iš tikrųjų žaidimas šitam procese tai vat ir buvo sukurti kažką, kas gal praėjus kuriam laikui, nežinau, gal kai ir spektaklis net nebebus rodomas, liktų kaip kažkoks daiktas, kuris yra visiškai neaiškus. Kaip kažkas, kas vat, kur akivaizdžiai matai, kad tai siuvėjo siūtas daiktas, kuris dar vidinėje dalyje turi kažkokias didesnės siūles, jeigu aktorė paplatėtų ar susiaurėtų. Ir štai tas Lekoste prisiūtas. Tai čia vienas jis tiesiog buvo iš tų gyvūnėlių tarp kurmio ir žvirblio įsikūręs.
Man žaidimas ir kaip aktoriai, ir kaip žmogui yra tokios aplinkybės, kai tu vienu metu ir esi labiausiai tame, kiek tik tai gali būti, yra žiaurus įnerimas ir tu bet kada gali išlipti ir sakyti, aš nežaidžiu. Arba tu dabar neteisingai pažaidėjai. Čia nesažininga. Ir vėl atgal šokti. Taip pat, kai mes žaisdavom ten, nežinau, mes žaidėm tarp kitko šitam procese namus. Mes gavom, mums davė Laura, kiek mes pusvalandį kokį galėjom, aš žaidžiau vaiką. Jo, tai Toma buvo mama, kažkas buvo močiutė, Eglė buvo močiutė. Tu buvai močiutė? Tai ir va ta tokia laisvė kažkokia, kur viskas yra labai tikra, kai mes žaidžiam, bet mes bet kada galim nežaisti. Ir nėra jokio, kad man reikia čia dabar įeiti į Milenos vaidmenį. Nėra, yra Aistė, kuri žaidžia Mileną. Ir nežinau, man tai asmeniškai dabar toksai teatras priimtiniausias, nes jisai leidžia nemeluoti. Leidžia nemeluoti kažkaip, net nemeluoti tai, kad mes teatre esam. Mums dabar yra labai sunku jau sumeluoti ir kažkaip nusikelti, kad mes pamirštumėm, kad mes sėdim teatre. Man atrodo, mums dabar jau tai darosi neįmanoma. Taip kaip mūsų dėmesys šokinėja, kaip mūsų laikas greitai pradėjęs yra bėgti ir kiek daug yra visko aplinkui, mums tiesiog neįmanoma dabar jau savo meluoti, kad mes esame kažkuriam kitam pasaulyje. Bet mes galim būti, jeigu mes tiesiog padarysim, aš dabar čia, viskas. Čia mano taisyklės. Ir jo, tai šiaip dar būčiau davus vieną klausimą aktoriam, bet nesvarbu, kad man atrodo, nes aš jau ne pirmą kartą su Laura dirbu ir pirmiausia buvo tos taisyklės, o Dieve, galvoju, etiudai, o Jėzus Marija, taigi čia Akadė, o Jėzus nenoriu. O dabar man yra tokia laisvė, aš nebijau iš vis ten, aš galiu nueiti ir 20 minučių taip su batu daryti kažką. Ir aš sakysiu, super, dadam. Taip, tu tiesiog kažkaip prameti visus tos bijau, nenoriu, kaip čia atrodys kažką ir neri, žaidi, darai, Agnėtė vieną kartą parodė kažkokį judesį ir tu jau varai ten, darai šokį ten, žodžiu, tavo tokį. Jo, aš, jeigu galima, dar tik pridursiu, tu jau tą ir lyg ir užkabinai, bet tik tai noriu įvardinti, kad būtent žaidimas leidžia ir įsimesti, ir išlipti, nebežaisti, žaisti, nebežaisti, žaisti, nebežaisti. Ir žaidimas dar ir duoda tokią laisvę klysti, nes man atrodo, iš daug klaidų, erorų, daug ir buvo pasiimta, labai daug kur kažką darai ir galvoju, ir tada Laura sako, fiksuojam. Ir tu tiesiog atsiranda ta laisvė, apie kurią Aistė ir kalba, kad eini, darai, nebegalvoji, nebekritikuoji. Man va šitas paminėtas, Aistė, tavo dalykas, kad gali, sakykime, gerai, aš dabar personažas, bet dabar aš Aistė. Bet dabar aš Aistė, kuri komentuoja savo personažą. Tarsi, kad man tai čia ir yra didžiausia iš tikrųjų aktorių meistrystė, kai gali kaitalioti tos registrus ir jie tos dalykus padaryti gali tik tai žvilgsniu, žiūrint, kurie atsisuka. Tai jo. O žaidimas, žaidimas yra brangiausias dalykas pasaulyje ir tai reiškia leisti savo būti idiotais. Man čia yra auksinė taisyklė, mes visada pasirašom taisyklės, žodžiu, kiekvieną procesą pradžioje ir čia yra ta, kurią aš visada pasiūlau, jeigu niekas kitas nepasiūlo, tai kad tai yra taisyklė būti idiotais. Tai reiškia savęs niekaip nebandyti limituoti. Man atrodo, čia baisiausia, ką tu gali padaryti aktoriams. Ne tik šitoj profesijai, bet apskritai tas toksai tokio stengtis būti rimtu, kai to visai nereikia. Ir ne šiti dalykai žmonės kažkaip suartina ir išlaisvina. Ir jeigu tu tikrai gali, aš stengiuosi sukurti tokią atmosferą repeticijose, kad tu galėtum, kad tu nebijotum kvailai kažkaip pasirodyti ar kažką kvailo padaryti, nes
nežinau, aš dėl to nemėgsiu ten labai ilgų to užstalės kažkokią periodą ir panašiai iš karto einu ant kojų, nes tikrai tai, ką mes galim kažkokiais instinktais savo vaizduotę pasiekti, mes niekada proto resursais nesugalvosim taip įdomiai ir apskritai nesugalvos. Gyvenime reikia jungti abu šitus dalykus. Taip, mama. Sakykit. Ne, mama, nu. Gerai, šitą dar nieko tokio. Tai žodžiu, jau režisavau, ne, visus aplinkui, mažumės, jo. Taip. Gal dar kokį klausimą, ar kažkas galbūt dar norėjo pasidalinti apie... Taip. Laurai klausimas. Laura, pas tave šitam spektaklį labai jis toks polifoniškas. Sakysim, tiek Eitvydo video medžiaga, tai yra atskiras, galima priimti kaip atskirą kūrinį. Tai tiek šokį, choreografija visa, irgi atskiri kažkokie numeriai. Ir paprastai video, kiek pas mus būdavo tokia praktika, kad tai daugiau iliustruoja, kažką pastiprina, ar ką, žodžiu, ir jau atrodė, to video šitam mūsų lietuviškam teatre jau iki. O čia yra visai kitaip. Čia yra atskiras kūrinys. Ir va ta polifonija iš tokių atrodo atskirų dramaturginių gabalų, va taip pat ir skirtingų žanrų, tiek judesio kažkoks tai blokas, tiek video blokas. Tai ar tai tavo kūrybos yra kaip kortelė jau vizitinė, ar tu panaudojai čia tai pirmą kartą, kad tiek visi jūs kūrėjai įneša tiesiog tokį labai indėlį. Ir tada prie to dar paskutinis, kaip atsirado Eglės Jackaitės blokas. Dabar visus reikia prisiminti. Gerai, pradėkim gal taip nuo to, kad visi dalykai man yra vienodai svarbus. Ta prasme, nebus, kad kažkas patrepsės ten 1 minutę ir viskas. Ir čia bus per spektaklį vienintelis toks išstojimas. Nebent taip specialiai būtų sugalvota. Bet tada tose 3 patrepsėjimuose tai gali būti visa karo scena arba kažkas. Nu, žodžiu. Su video yra žiauriai įdomu. Tai yra pirmas kartas, gal tik man įdomu, bet tai yra pirmas kartas, kai aš teatro scenoje naudoju video. Aš sakiau, niekada teatre aš nenaudosiu video, bet galvoju, bet čia, ta prasme, negalima taip daryti. Tiksliau galima sakyti, kad niekada, bet tai tada tu savo kažką į vienoje vietoje ir stovėsi, tai galvoju, gerai, čia tikrai yra puikia proga tą išsibandyti ir man atrodo, kad labai vykęs bandymas ir Eitvydo tiesiog aš sutinku, kad realiai gali 16 dieną arba savo filmą rodyti, arba šitą tikrai visiems patiks. O paskutinis buvo... Tai žodžiu, tai su video, aš tik žinojau vieną dalyką, kas man labai patinka, ką esu mačius, tarkim, kitose spektakliuose, ką žinojau, kad man tikrai veikia, tai stambus planas. Tarsi, jeigu tu esi tikrai dideliai saliai, man yra didžiulis malonumas iš arti matyti tą veidą. Visada. O paskutinis klausimas apie ką buvo? Eglės. Tai vat iš Eglės ir gimė. Aš nieko specialiai nestūmiau. Tiesiog gal aš išdidinau tik tai iš dramaturginės pusės dar ryškiau padariau, kad tai suveiktų. Bet šiaip ta prasme... Atrodo visai atskiras kažkoks tai stilistiškai. Taip. Ir nors jis paskui
įneša savo tą. Taip, bet čia pavyzdžiui irgi aš sutinku, aš niekada kažkaip nebijau to tokio viso montažo ir tokios eklektikos. Šiaip tai čia iš vis man, aš visiems sakau, aš ką tik pastačiau savo patį ramiausią spektaklį. Žodžiu. Bet taip. Taip, žodžiu, patį ramiausią ir tokį mieliausią gal. Nu, žodžiu. Ir tiesiog turiu visą laiką galvoti irgi iš tos dramaturginės pusės, kad mes artėjam jau prie finalo. Aš žinau, kaip būna, kiek laiko jau yra praėję. Nu, ta prasme, kad tu turi įjungti kažkokią biškį kitą pavarą arba įmesti kažkokią kitą prieskaną. Ir svarbiausia, kad tai nebūtų tik va toks va vienas, o kas eina po to. Visada žiūrėti, kas buvo arba prieš tai, arba po to, kaip ir su laiškais. Kai kurie ten, matėt, yra ta mokytojo scena, kur atrodo, ką jos čia daro. Bet tada atsiranda laiškas, norėčiau, kad mane bartumėt mokytoją ir panašiai. Ir ne, tai kada tu ką atskleidi. Aš tiesiog kažkaip žiauriai mėgstu puzlės, realias puzlės. Tai aš kažkaip į spektaklius irgi žiūriu kaip tokį puzlių dėliojimą, kur kartais turiu vieną detalę, dar kitų neturiu, kaip daryti tokį detektyvą, kur palikinėjau kažkokius tam tikrus pėdsakus. Ir kažkas kažką pamatys, tarkim, spektaklio, gali, o čia pradžioj dėl to buvo dar toksai. Gal ne, gal nežinau, gal ateis dar kartą, gal, žodžiu. Ir po to yra mūsų, kaip mes ją vadinam, gimnastika, bet tokia, žodžiu, fašizmo gimnastika po to eina. Tai man po viso šito man visada labai patinka, kai žiūrovas juokiasi ir tada nebejuokinga jau. Tai va. Tai dėkui Jums. Jūs klausėte, ar skaitė Milenos tekstus, tai gal aktorius nori trumpai pasidalinti, aš ką pridėsiu. Taip, mes skaitėme. Aš gal nepaminėjau, kad tam pradinėme etape, kur mes atsispirinėjome, skaitėme Kafkos laiškus, tam tikrus jau išfiltruotus, tai be kita ko mes skaitėme ir tam tikrus apsakymus, gal taip galima būtų juos pavadinti, ese, taip, Milenos rašytus. Ir vienas mano mėgstamiausių, tai buvo Velnės šeimos židiniai, labai rekomenduoju, labai puikus tekstas. Ir vieną jų aš ir cituoju jos tekstų spektaklio metu, taip pat ir Toma Gailiūtė, atsiprašau, cituoja. Taip, mes skaitėme, atsispirinėjome ir tai buvo vienas iš būdų, kaip geriau, labiau galima būtų pažinti Mileną, nes tų dėmenų buvo tikrai mažai, kaip galima būtų bandyti ją nors kiek apčiuopti, suprasti, pajusti. Aš kažkaip pasitengsiu galbūt užbaigti taip vat, nes jau ir laikas po truputį sukti į pabaigą. Tai perimsiu apie tuos tekstus, kad skaitėm kelis jos tekstus, kuriuos mums, šiaip visus tekstus, kur sakiau, ir laiškai ir panašiai mums vertė Dovydas Grajauskas.
Galbūt čia ir galima kažką suorganizuoti, kad keli galbūt būtų paviešinti, ar ne? Tas tikrai yra puikus tekstas. Bet jos tekstų išlikusių yra kur kas daugiau. Ta prasme, mes tik tai kelis jos pasiėmėm, nes tikslas niekada nebuvo, spektaklis vadinasi Milena, bet man jis labiau yra apie, baisiai pasakysiu, bet apie, jeigu viena dramaturgė Sara Kein sakė, kad meilė tai kaip iš esmės koncentracijos stovykla, tai šituo atveju tokia meilė fašizmo prieskonio tikrai turi, bet tas Milena kaip tam tikras galbūt simbolis, kad gyvenimas tęsiasi toliau. Nesvarbu, kad jisai, kad ir taip nutrūko po to, bet jis tęsiasi toliau. Ir įdomiau buvo tiesiog pasižiūrėti, ką mes galim sukurti iš tos laiškų tylos, galvodamas apie šitą santykį, kur 2 kartus tiesiog taip susitiko, laiškais buvo santykis ir kaip mano kurso vadovo Oskaro Koršunovo spektaklį vienam legendiniam buvo legendinė frazė 1, 2, 3, nieko neįvyko. Taip man atrodo, kad ir šitas santykis turi kažkokį tokį, kur kaip ir nieko juk neįvyko. Kaip ir nieko juk neįvyko. Bet įvyko. Tai va, ačiū visiems.